Good morning, everybody. Bismillah. Auzu billahi minash shaitani rajim. Allahas nori jums palengvinimo ir jis nenori jūsų apsunkinti. Jis nori, kad jūs išpildytumėte tą patį skaičių dienų. Ir tada jūs turite aukštinti Allahą. Tai kalbama apie Ramadano mėnesį. Ir jūs turite aukštinti Allahą. Tai yra sakyti takbir. Allahu Akbar, Allahas yra dydis. Takbir and Allahu Akbar is two different words. I hope everybody understand that. Dėl to, kad jūs išvedė į tiesų kelią tam, kad jūs būtumėte jam dėkingi. Ir kai mano vergai klausia, Muhammadai, sallallahu alaihi wasallam, apie mane, tada atsakyk jiems, aš iš tiesų esu arti savo žinojimu. Aš atsakau į prašančiojo kreipimąsi, kai jis šaukėsi manęs, be jokių tarpininkų. Taigi, lai jie paklūsta man ir tiki mane tam, kad jie būtų vedami teisingai. Leistina jums turėti intimius santykius su savo žmonomis. Tai vadinama asaum. Pasniko, naktį. Jos yra libas, tai yra kūno apdangalas arba priedanga arba sakan. Tai yra paaiškinama, kad jūs mėgaujatės gyvenimu su jomis, kaip sakoma ajoje 7, sūra ajoje 7, 189. Allah sees everything, you understand? But people can get rest, you understand? Because some things we keep it in a secret. Jums ir jūs esate tas pats joms. Allahas žino, kad jūs apgaudinėdavote save. Taigi jis atsigręžė į jūs, priėmė jūsų atgailą ir atleido jums. Taigi dabar turėkite intimius santykius su jomis ir siekite to, ką Allahas nulėmė jums, palikuonių. Ir valgykite bei gerkite iki baltą aušros giją, šviesą. Galėsite atskirti nuo juodosios gijos, nakties tamsos. Kada galėsite atskirti dieną ir naktį. Tada tęskite savo pasniką iki sutemos ir neturėkite intimių santykių su jomis, savo žmonomis, būdami itikaf, tai yra atsiriboję nuo žemiškųjų reikalų maldoms, mečetėse. Yra Allaho nustatytos ribos, taigi nesiartinkite prie jų. Kaip Allahas padaro aiškiai savo ajatus, įrodymus, įkalčius, pamokas, ženklus, apreiškimus, eilutes, įstatymus, leistinus ir draudžiamus dalykus, Allaho nustatytas ribas, nurodymus žmonijai tam, kad jie taptų almutakun, Dievo baimingaisiais. Ir nevalgykite vienas kito turto neteisėtai, neleistinais būdais, pavyzdžiui, vogdami, grobdami, apgaudinėdami ir taip toliau. Aneiduokite kyšius valdovams, teisėjams prieš dėstydami savo reikalą, kad tyčia nuodėmingai nesurytumėte kitų turto dalį. Jie klausia tavęs,
Muhamedai sallallahu alaihi wasallam apie mėnulio fazes. Sakyk, tai ženklai skirti pažymėti nustatytus laiko tarpus žmonėms ir piligriminiai kelioniai. Albir, Dievo baimingumas, teisingumas. Nėra tai, kad jūs įžengtumėte į namus iš galo. Arabų pagonys turėjo prietaringą paprotį iš piligriminės kelionės grįžtant namo žengti į namus pro galines, bet ne priekinės duris. Tačiau albir yra savybė tų, kurie bijo Allaho. Taigi ženkite į namus pro tinkamas duris ir bijokite Allaho tam, kad būtumėte sėkmingi. Ir kaukitės vardan Allaho su tais, kurie kaunasi su jumis, bet neperženkite ribų. Iš tiesų, Allahas nemėgsta nusidėjėlių. Tai pirmoji apreikšta eilutė susijusi su džihadu, bet ji buvo papildyta kita eilute. Ir žudykite juos ten, kur tik su jais susidursite, pavyzdžiui, kovoje. Ir priverskite juos palikti vietą, kurią jie privertė juos palikti. Tai yra Meka. Ir al-fitna, kuris sustabdo tikinčiuosius nuo garbinimo, verčia grįžti prie netikėjimo ir nedėkingumo, yra blogiau nei žudymas. Ir nekovokite su jais al-Masjid al-Haram, Mekos draustinyje, nebent jie pirmieji kovoja su jumis. Bet jei jie puola jus, tad žudykite juos. Toks yra atpildas netikintiesiems. Tačiau jei jie liaunasi, tada Allahas yra dažnai atleidžiantis gailestingiausiasis. Ir kovokite su jais tol, kol daugiau nebelieka fitna, netikėjimo ir kitų šalia Allaho garbinimo. Ir visų rūšių garbinimas yra tik Allahui, vieninteliam. Tačiau jei jie liaunasi, tada nustokite su jais kovoti. Negali būti jokios agresijos, išskyrus prieš azalimun, daugiadievius ir nusidėjėlius, kurie slegia ir neleidžia žmonėms eiti Allaho keliu. Draudimų mėnuo yra dėl draudimų mėnesio ir dėl draudžiamų dalykų yra lygiateisiškumo teisė, kisas. Taigi, jei kas peržengia draudimus priešais jūs, jūs taip pat perženkite draudimus prieš jį. Ir bijokite Allaho ir žinokite, kad Allahas yra su al-mutakun, Dievo baimingaisiais. Ir leiskite vardan Allaho, tai yra visų rūšių džihadas, ir nepulkite į susinaikinimą, nenaudodami savo turto vardan Allaho. Ir darykite gerą. Iš tiesų Allahas myli al-muhsinun, gerą darančius. Ir tinkamai atlikite, tai yra visus ritualus pagal pranašo Muhamedo sallallahu alaihi wasallam mokymą, hadžą ir umrą. Tai yra piligriminė kelionė į Meką vardan Allaho. Tačiau jei jums sutrukdoma pabaigti juos, aukokite hadį, gyvulį, tai yra avį, karvę arba kupranugarę. Tokį, kokį išgalite, ir neskųskite savo galvų iki hadį pasiekia aukojimo vietą. Ir neskųskite savo galvų iki hadį pasiekia aukojimo vietą. O jei kuris jūsų serga arba turi galvos odos negalavimų, dėl ko reikia skusti galvą, jis turi sumokėti fidžą, išpirką, arba laikyti saum, pasniko 3 dienas, arba duoti sadaką, labdarą, pamaitinti 6 varginguosius,
arba paaukoti vieną avį. O taikos metu, kas atliko umrą hadžo mėnesiais prieš atlikdamas hadžą, tai yra hadžal al-tamatu ir al-kiran, jis turi paskersti hadį tokį, kokį išgali, bet jei jis neišgali to, jis turi laikytis pasniko 3 dienas hadžo metu ir 7 dienas po grįžimo į savo namus, iš viso 10 dienų. Tai tam, kurios šeimos nėra al-Masjid al-Haram, tai yra ne Mekos gyventojai. Ir stipriai bijokite Allaho ir žinokite, kad Allahas rūstus bausdamas. Hadžas, piligriminė kelionė, yra gerai žinomais mėnesiais. Tai yra islamiškojo kalendoriaus 10, 11 ir 1, 10, 12 mėnesio dienomis. Taigi, kas ketina atlikti hadžą, tuo metu pereidamas į ihram būseną, neturėtų turėti intymių santykių su savo žmona, nei daryti nuodėmių, nei ginčytis hadžo metu. Ir visą, ką gero darote, būkite tikri, Allahas žino. Ir pasiimkite atsargų su savimi kelioniai. Bet geriausias aprūpinimas yra at-takva, Dievo baimingumas, teisingumas. Tai bijokite manęs suvokiantys žmonės. Nėra nuodėmės jums, jei jūs siekiate savo viešpaties dosnumo, prekiaudami piligriminės kelionės metu. Tad kai jūs paliekate Arafatą, prisiminkite Allahą, garsiai sakydami jo šlovinimą, Mashar il-Haram. Ir prisiminkite jį, maldaudami Allaho viso gėrio, nes jis išvedė jūs į tiesą ir iš tiesų prieš tai jūs buvote iš paklydusiųjų.